Lanka, tad likite kartu. Dabar yra iš ko rinktis. Prekybos centras Baldurojus. Nevaržyk savo pasirinkimo laisvės. Efektyvus pasirinkimas visus metus. LG Thermavėja šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Labas vakaras, valanda svarbiausių antradienio naujienų kviečiame žiūrėti. Aš Gintaras Deksnys ir pirmiausia naujienų santrauka. Baltarusių aktyvistė Olga Karač atkakliai neigia tarnaujantį Putinui, o su Lietuva žada bylinėtis. Dabar nedelsiant deportuokite mane į Baltarusiją. Aš pasiruošusi mirti. Jungtinės valstijos ragina savo piliečius palikti Baltarusiją. Esą ši greitai gali būti atkirsta nuo demokratinio pasaulio. Lietuva jau derina su kaimynėmis, kada reikėtų visiškai uždaryti sieną. Esame sutarę, kad turime tai daryti vienu metu. Lietuvos kelių transportui poveikio didelio nebūtų. Brangstant mokinio krepšeliui, dar daugiau tėvų prašo valstybės paramos. Gali gauti asmenys, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui neviršija 235 eurų. Gyvūnų globėjai krevetėmis ir midijomis gydo erelį, kuris galėjo apsinuodyti švininiais šratais. Sulėsamas šratai švininiai būtent su nušautų žvėriukų, kadangi jie žiemą maitinasi ir dvėselieną. Prezidentas Joe Bidenas su žmona nuskrido į Havajus palaikyti gedinčių po mirtinų gaisrų salyne. Prancūzai kenčia vėlyvą vasaros karščių bangą, kai kur virš 40 laipsnių. Šalies pietryčiuose pleška miškai. Brangiausių ir prašmatniausių automobilių gamintojai savo mašinas pristato Kalifornijos milijardieriams. Superautomobilio kaina garantuoja, kad tokį patį pamatysi nedažnai. O Mykolas Alekna, iškovojęs dar vieną medalį, išlieka pasaulio disko metikų elite. Rodžiau savo ir kitiem, kad aš esu tarp tų geriausių metikų ir čia planuoju likti ilgiau. Vidaus reikalų ministrė sako, kad Baltijos šalių ir Lenkijos pasieniečiai jau derina visišką sienos su Baltarusija uždarimą. Ministrai pirmadienį tarsis, kas turėtų nutikti, kad šis planas būtų aktyvuotas. Jungtinės valstijos jau ragina savo piliečius kuo greičiau palikti Baltarusiją. Lietuvos verslas tikina, kad Baltarusijos izoliacijos beveik nepajustų. Tačiau galbūt pajustų visas žemynas, mat per Lietuvą į Baltarusiją ir Rusiją keliauja prekės iš visos Europos, apimtys milijardinės. Gedas Alyga tęsia.